2022 tapo metais, kurie visiems laikams įėjo į Lietuvos futbolo istoriją. Po daugybės nesėkmingų bandymų pagaliau atsirado klubas, kuriam pavyko padaryti tai, kas iki tol atrodė beveik neįmanoma. Vilniaus Žalgiris tapo pirmuoju Lietuvos klubu, patekusiu į UEFA turnyrų grupę etapą. Bet kaip visa tai įvyko? Šiandien prisiminsime istorinį Žalgirio žygį Europoje. Lietuvos klubai nuolat bandydavo prasimušti į Europos turnyrų grupę etapą. Tačiau kiekvieną kartą jų kelionė baigdavosi atrankoje. Kartais pritrūkdavo vieno įvarčio, kartais varžovai tiesiog būdavo per stiprus. Prieš prasidedant 2022 metų sezonui, Vilniaus Žalgiriui patekti į grupę etapą atrodė kaip tolima svajonė. Tačiau vasarą viskas pradėjo keistis. Su kiekvienu atrankos etapu Žalgiris įrodinėjo, kad gali varžytis su gerokai didesniu biudžetu ir daugiau tarptautinės patirties turinčiomis komandomis. Tai, kas iš pradžių atrodė kaip svajonė, pamažu virto realybė. Žalgiris savo kelionę pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankoje. Burtai lėmė, jog Lietuvos čempionai pirmose atrankos varžybose susitiks su Balkanų komanda iš Kosovo. Pirmos rungtynės Kosove baigėsi lygiosiamis 1-1. Atsakomose rungtynėse Vilniuje per pagrindinį laiką baigėsi be įvarčių. Buvo žaidžiamas pratęsimas, kurio metu Javusi pelnė įvartį, kuris lėmė pergalę rezultatu 1-0. Bendras dviejų rungtynių rezultatas buvo 2-1, o tai reiškia, kad Žalgiris pateko į kitą etapą. Kitame Čempionų lygos atrankos etape Žalgirio laukia Švedijos čempionai Malmo. Buvo žinoma, jog šios poros nugalėtoja užsitikrina bent jau UEFA konferencijų lygos grupių etapą. Tai atrodė kaip didelis išbandymas Vilniaus klubui. Daugelis ekspertų favoritais laikė būtent švedus. Jų biudžetas buvo gerokai didesnis, sudėtis stipresnė, o patirtis Europoje nepalyginamai didesnė. Tačiau pirmosios rungtynės Vilniuje parodė, kad Žalgiris nebijo žaisti savo futbolą. Pergalė 1-0 suteikė vilties, tačiau svarbiausias darbas laukia Švedijoje. Atsakomosiose rungtynėse įtampa buvo milžiniška. Daugelis tikėjosi, kad Malmo namuose atsities, tačiau vyko priešingai. Žalgiris laimėjo ir antrą kartą. Bendras rezultatas 3-0. Pergalė prieš Malmo reiškia vieną. Vilniaus Žalgiris pirmą kartą istorijoje jau buvo užsitikrinęs vietą bent vieno UEFA turnyro grupių etape. Toliau laukia kova dėl dar didesnio tikslo vietos Čempionų lygoje. Laukia komanda iš Norvegijos Bodo Glimt. Tačiau šio barjero nepavyko Žalgiriui perlipti ir bendru rezultatu 1-6 nusileido Bodo Glimt komandai. Po nesėkmės prieš Norvegijos čempionus Žalgirio kelionė Europoje dar pasibaigė. Komandos laukia paskutinis šansas patekti į UEFA Europos lygos grupių etapą. Atkrintamojo etapo dvikova su Bulgarijos čempionais Ludogorets Razgradu. Pirmose rungtynėse Bulgarija Žalgiris nusileido rezultatu 0-1. Todėl prieš atsakomąją dvikovą Vilniuje reikėjo panaikinti vieno įvarčio deficitą. Rungtynėse Vilniuje Žalgiris pademonstravo charakterį ir po atkaklios kovos iškovojo pergalę 3-2. Todėl rungtynės keliavo į pratęsimą. Deja, pratęsime lemiamą įvartį pelnė Bulgarijos čempionai ir laimėjo bendru rezultatu 4-3. Nors svajonė patekti į UEFA Europos lygos grupę etapą subliuško, svarbiausias tikslas jau buvo pasiektas. Vilniaus Žalgiris pirmą kartą Lietuvos futbolo istorijoje iškovojo vietą UEFA Europos konferencijų lygos grupė etape. Grupė etape Žalgirio laukia Jerevano Pjunik Armėnijos klubas, Bazelio FC Šveicarija ir Bratislavos Slovan iš Slovakijos. Grupėje Žalgiris pasirodė gan neblogai, bet to neužteko. Laimėjo 1 rungtynės, 2 sužaidė lygiosiomis ir 3 pralaimėjo. Su 5 taškais vilniečiai liko 4 grupėje ir užbaigė savo nuostabią ir istorinį žygį Europoje. Šis žygis atnešė ne tik daugiau dėmesio Lietuvos futbolui, bet ir svarbių UEFA reitingo taškų bei didesnį tikėjimą, kad tokį pasiekimą galima kartoti. 2022 metų Žalgirio sezonas amžiams liks Lietuvos futbolo istorijoje.